Gerai, okei, transleisiu, ačiū, iki. Atrodo, kad atkeliauja tai, apie ką svajojau daugiau nei pusę metų. Yes! Sveikas. Labą dieną. Pasirašyti reikės Jo, kažką? čia Gerai. Kažką keičiam. Ačiū. Ačiū esu. Plungė, varyk iš čia. Longboardas ir nereikalingi lipdukai, nereikalingas remote kontroleris. Laidas, chargeris, pakabukas, alio, taip, keli raktai, taip, 1, 2, antras ir charger. User manual, ok, ačiū. Krovėjas, laidas, out, laido reikės, šito reikės, out, čia nieko įdomus, to reikės, out, ok. Plungė! Bamboo Series. Yeah! Aš tikrai laimingas. Daugiau nei pusę metų svajojau apie tai, kad galbūt reiktų, galbūt nereiktų, nes vieną kartą tik tai esu stovėjęs ant skateboardo ir man sunku nulaikyti lygsvarą. O čia bus elektrinis, kuris varo labai greitai. Dar pažiūrėkim į kiek jis sveria. Pats didžiausias minusas šito reikalo yra, kad su jais negalima skraidyti. Oro uostai nepaima vien dėl to, kad yra baterijos ir jų neleidžia įsinešti tiesiog, nes dėl Samsungų ir visų kitų reikalų, kurie degdavo, tai sugriežtėjo reikalas ant batarkių ir labai griežtai dabar į tai žiūri. Dėl to čia yra didelis jų minusas, bet keliaujant autobusu visada galima įsidėti ir važiuoti. Teoriškai šitas su vienu krovimu galėtų nuvažiuoti 3-5 km, bet čia turėtų turbūt būti idealios sąlygos, tai yra svoris keleivio nedidelis, nedaug kalnų, galbūt daugiau nuokalnių, kada važiuojant nuo kalno gali jis pasikrauti, taip turbūt pasiektų 3-5 kilus per vieną krovimą. Jeigu bus 2-5, aš būsiu laimingas ir to visai užteks vienam pasivažinėjimui. Taip kad jau labai greitai išbandysiu, kol kas lyja ir į lauką nevažiuosiu. Na ką, pirmas kartas. Jin važiuoja, viskas gerai, o kai neturiu daug patirties, kai patirties yra labai mažai, tai pažiūrėsim po kiek metrų aš griūsiu. Yra keli režimai, yra Eco, yra Fast, yra GT, kuris yra GT, tai yra labai greitai. Taigi nuo GT galime grįžti prie Fast, prie Eco ir prie Slow. Tai pradėkim nuo Eco, gal turėtų neužmušt manęs. Let's go! Važiuojant pirmą kartą ir ne 10 metrų, tai aš manau, kad visai gerai sekasi, nors vieną kartą jau teko nušokti nuo longboardo ir gerokai pabėgti, nes nebesuvaldžiau, kojos pradėjo drebėti ir sukinėti su šonus. Tai
galvojau vošius, bet kažkaip pavyko viskas gerai. Tai dabar važiuojam atsargiau, protingiau ir iki tikslo. Pirmas tikslas verslo trikampis. Kol kas beveik 3 km nuvažiuota, dabar greitis 18-19 km per valandą. 8,7 kg įveikta ir 80, kiek daugiau nei 8% liko energijos, taip kad kol kas man visai patinka. Aišku, važiuojant skirtingais paviršiais jaučiasi važiuojant šaligatviu, asfalto važiuoja lygiai ir labai gerai. Kylant į Tauro kalną reikėjo jungti GT modą, tai yra pati greičiausia, bet tada akise tiesiog rodo, kaip baterija mažėja ir ant kalno viršaus buvo likusi bent jau preliminariai 34%, bet vėl persijungus į Eko, vėl viskas grįžo į senas vietas ir, kaip sakiau, beveik 9 kg ir 8% energijos. So keep going, dabar iki katedros aikštės. Viena Tenoza. Labą dieną, galim greitąją pagalbą į Vašingtono aikštė 1? Čia Vilniaus mieste. Taip. Būtas kelintas? Aš laukiu prie gatvės. Kas ten atsitiko? Nukritau nuo riedlentės ir kažkas petys nebevaldau ir... Supratau, sakykit, pats nukritot ar kažkas pastumė? Pats nukritau. Nepadėkit ragelių, pakalbėsit su medikais minutėlėm. Gerai. Kalbėkit, prašau. Labą dieną, nukritau... Kaip sakot? Kartuoju Vašingtono aikštė. Taip, lauke. Lauke, nukritom nuo ko? Nuo riedlentės. Ranko stamos, suprantu, taip? Peties. Galvą galiu valdyti, viskas gerai, tik tai jaučiasi skausmas kaklas. Laukia rentgeną. Smagi atrakcija, kada eini ir pradeda šaukti, kodėl jis greitai eina, kodėl jis greitai eina, tada prisimeni, ką tu išmokai iš skaitydamas Facebooką ir tada jiems maloniai paaiškini, kad eina pirmieji tie, kurie turi rimtesnės traumas, tai aš turbūt turėjau rimtesnį nei tie, kurie buvo prieš mane. Rentgenas padarytas, laukiam, kas bus toliau. Ką man dabar daryti? Pas traumatologą. Okay. Čia manęs tiek daug laukia, ar šiaip? Įmobilizuot užtenka. Aš manau, kad reikėtų galbūt dar biškis palaukti nuo tos operacijos, neskubėti galbūt šiandien daryti jos. Visai imobilizacija yra tokia aštuoniukė, yra specialūs įtvarai, rekomenduoju. Tiksliau, kiek įmanoma man šitą ranką va, ar įmanoma kažkaip? Jeigu užsidėsi, jeigu nusipirktumėte įtvarą, tai aštuoniukės užsidėti, tai jums aišku skaudės. Tas tai, aš neišvėjau, aš to taip. Nu taip, pakelsit jūs tą ranką. Išgerti, jo, parašysim. Tada parašau, dedame mes jums įtvarą. Mes neturim ar turim mūsų vaistinę? Turi? Tai gerai, tai tada žinot, kaip padarom į vaistinę, nueikite, aštuoniukės formos aš parašau. Centrinis įėjimas, žinot, kur rūbinė? Žiūrėk, dabar taip, kur buvo dabar renginė, ne? Taip. Ten einate tiesiai iki liftų, po liftų pasukat į kairę ilgų koridorių, einat link išėjimo ir ten pamatysit po kairę bus už kavos aparato, už kioskelio bus vaistinė. Okay. Tenais duodu šitą žmogų. Aš viską suprantu ir man skauda. Taip, nu aš... Pats žmogus savo taip nepadarytų. Kadangi čia pats savo pasidariau, tai per žiopumą. Ne, aš turiu omeny.
nebeteks. Nu viską, daugiau nedarysiu. Dabar namuose biškai kaip apdžius, biškai kaip nebus labai jau šviežiai, tai reikėtų kažko pasitepti, kokio jodo, ar nors kokią degtinę. Jo, degtinėlės, tai čiūš. Čia turit va šitam, tai. Gerai, celas patobulinta konstrukcija. Jo. Pabėgo. Ar čia man tiesiog reikia labai atleikti? Labai užspaudė. Nu. Dabar, kai nuleidžiu rankas, tai jaučiuosi, auč. Taip ir turi skaudėti. Taip ir turi skaudėti. Okei. Nu gerai, jeigu jau Man turit. atrodo, kad jeigu mes uždėsim jums enką, jis gali spausti. Tai tada taip ir paliekam. Nes, jeigu čia viskas taip ir turi būti. Ateikit čia į kabinetą, tegu būna, tu ateis. O mes taip uždėjom. Tai mes viską atiduosim. Gal aš biškai, žinot, ką šitos biškai gal labai suspaudė jums, ne? A gal atleidžiai? Nu, aš nežinau, kaip turi būti. Aš jaučiu, Žinot, kad kaip man... turi būti. Turi būti taip, kad nespaustų. Tai man, dabar jaučiuosi, jo, visai gerai. Po dieną tabletę iki 3 kartų per dieną. Bet jau stenkitės, kad būtų biškai visą laiką pečiai tiek atvesti. Aš dabar galiu jums užklijuoti, va šitus biškai užklijuotą, kad Prosdinimus? Nu. Gerai. Gerai. Realiai tai aš užsidėsiu marškinėlius ir viskas ir keliauju namo. Tai va šitą keliais gražiai. Šitą gražinsiu, tada tą važiuosiu, nusipirkti, tada žiūrėk, man. Va, atiduodu šitą ir šitą jums. Ten yra tas lapelis, galit pasiimti, ten parašyta, kaip uždėti, kaip ką. O gal duokit aš užklijuosiu, greičiau uždžius. Nu gerai. Jeigu gruostinimą ir netrins rūbo. Nu gerai. Gerai? Jeigu jau baisiai taip ne... Nelabai gražiai atrodo, tai nors... Čia grožis yra man Nu, bet skatinė vis vieta. tiek, aš turiu omeny, kad greičiau išdžius gal. Nu gerai, gerai. Tie rūbai trina. Ir čia jie dabar vėl degins, ar ne? Ne dėl to, kad negražu, dėl to, kad biškai greičiau tas padžius. Ir rūba netrins. Ir uždėkimo tokio žemės. Jeigu saulė, tai gali ten saulės pasėdėti. Va. Nesakau, tikrai man saulės biškai, kad padžiustų. Paskui pasitepkit kokią zelionką, o galite to paprasto betadino. Tiesiog atdžiūstų. Kadangi šviežia žaizda, jinai labai degina kaip paprastai. Nu taip. Nu. O dabar kaip jau su jodu, tai biškai bus geriau. Taip, kad aš nežinau, kiek jie kainuoja apie 30 eurų šitas tvarstis. Šitas tvarstis sakė 26. Nu, kadangi dėzogiškai daugiau medžiagų. Aš ateinu toj. Viskas man dabar... Duokit, aš padėsiu apsiremti. Taip, man tai dabar kištas. Ne, dabar pirmoje eilėje ligota ranka. Čia dviratis? Buvo jau dviratis praeitį. Čia viską pasiėmė, čia jau jūsų viską. Tas mano, tas mano. Ir dabar tos grąžinu. Ačiū labai. Ir biškai pasispaudžiat, biškai taip jau. Aha. Pečius atveskit. Gerai, Ir ačiū. gyvenkit viską atlaimingą. Viso sėkmės.